Šią savaitę Katažina apsilankė medicinos diagnostikos ir gydymo centre Vinco Grybo gatvėje. Iš prigimties liekną merginą pradėjo neraminti tirpstantys kilogramai, tad ji nusprendė pasikonsultuoti su mitybos specialiste. Sužinojusi Katažinos valgymo įpročius, dietologė pasiūlė atlikti kūno sudėties analizę. Čia pat kabinete per kelias minutės buvo nustatytas Katažinos ūgis, svoris, raumenų ir riebalų masė, baltymų, mineralų ir vandens kiekis. Atlikta segmentinė raumenų analizė, nustatytas kūno sudėjimo tipas ir net kūno amžius. Išvados nepradžiugino dietologės. Jis iš tikrųjų yra per liekna. Riebalinio audinio trūksta ir tai jau irgi yra sutrikimas. Atrodytų, kad tarsi nieko tokio ir nieko blogo nebūtų, bet iš tikrųjų tas riebalų trūkumas, jisai kaip ir riebalų perteklius, turi savas komplikacijas. Ir tos komplikacijos iš esmės yra labai susijusios su moteriškais lytiniais hormonais. Ir jeigu trūksta riebalinio audinio, paprastai pradeda mažėti ir moteriškų lytinių hormonų. Ir tada atsiranda visokios tokios bėdos kaip mėnesinių ciklo sutrikimai, gali būti nevaisingumas, padidėja rizika. Tai nebūtinai atsitiks jums. Rezultatai parodė, kad Katažinos organizme trūksta skysčių ir mineralų. Valgymas jos labai nereguliarus, labai chaotiškas, labai ilgos pertraukos tarp valgymų. Radau laiko, pavalgiau, nubėgau, pavalgiau ir iš tikrųjų visiškai nėra pasirūpinimo savimi, savo tokiais pagrindiniais poreikiais. Daugiau tų poreikių yra, kuriais Katažina nepasirūpina tiek miegų, tiek poilsių, o valgymas irgi vienas iš tokių apleistų labai sričių. Ir visą laiką bėgime, bėga, reikalų yra daug ir viskas yra svarbiau negu pasirūpinti savimi. Dietologė primiktinai siūlė Katažinai sureguliuoti mitybą. Būtinai valgyti kas 3–4 valandas, vartoti daug angliavandenių turinčių produktų, per parą išgerti 2,5 litro vandens. Vis dėlto duoda taip pat per smegenis ir pavyko man prabilt, reiškia daktarai prabilt ir prasimušt pro mano galvytę ir kažkaip suveikia. Tad dabar važiuosiu į kavinę ir valgysiu kokio cepelino. Iš tiesų, Katažina ne juokais išgąsdino dietologės išvados, tad nuo šiol ji pasižadėjo į šokių studiją visada neštis maisto. Juk repeticijos su Dainiumi dažniausiai užtrunka ilgiau nei planuota.